Возможно, это пора перемен. Мы верили, что к лучшему. Время раз... Kitaip. Neatsakingi vairuotojai sukėlė siaubingą tragediją. Nelaimės padariniai, nerimas, skausmas ir mirtis. Žodžiu tariant. Tu svobodų pyragą susinamino. O kokia? Putingas. Bandykit atvėti. Iš tikrųjų, tai čia yra, žinote, šie metai bus ekskursija truputėlį vėliau, bet žinotų beždžionės. Beždžionės tokie, ne, beždžionės smegenys. Ne, smegenys prisižiūrėti, kad daug nemačiau. Ne, taip. Čia yra beždžionės būna. Prašau, vyrukai, įvertinkite. Aš niekada nesakau. Čia bandykit laužti. Su rankom. Tai aišku, jeigu beždžionių duona, tai beždžioniškai taip laužti. Taip reikia. Taip, tai žinoma, dar kažkas. Aš žinokite, laidos pabaigoje visiems atskleisiu kaip šitą dalyką. Gavus toks skanus. Yra šitas kepinys, kad žinokite, aš netgi galėčiau pasakyti, kad jis yra praktiškai nelegalus. Dėl to, kad toks skanus. Jį galime išsikepti kas skanus. Jei prasidedant naujųjų metų dieną. Toks kontrabandinis, nelegalėlis kontrabandinis. Dieviškas. Labai skanus. Tai gal ir patinka? Ten visą laiką, kai žiūriu, tai kas būna nufilmuota laidas, ar tai tikra. Jeigu, pavyzdžiui, stebėdavau, galvoju, kad viskas netikra, netikra. Pavyzdžiui, gal netikra, viskas tikra. Ne muliažas. Šiandien mes valgom muliažą. O prisiminiau, jie visada išlieka ir visada yra gilus. Simona gimė šeimoje, kurioje bendravimas vyko tyloje. Nuo mažų dienų teko išmokti gestų kalbą. Mama ir tėtis jos negirdėjo. Vaikai labai keičiadavosi iš to, nes tėvai skirtingi kažkokie, mano tėvai geresni, jie tokie. Aš tikrai labai kad turiu tokius tėvelius. Ir tikrai labai atmyliu ir gerbiu ir džiaugiuosi, kad jie manimi džiaugiasi, jie manimi tikrai didžiuojasi. Matyti jų laimę kitą. Buvo ir blaškymasis. Šokiai su... Tori. Tori, Pūkė. Bet ištirbės ieško, kaip susijungti su kitais vaidenimis. Kai šildymo teorija. Gal bus, gal nebus. Tori, čia Pūkutė. Potvynis jau prasidėjo. Maršalo salos, ramiai vandenyno vidury, tarp Japonijos ir JAV. 1295 salos ir salose. Žmonės ten gyvena nuo amžių. Dirba žemę, gaudo žuvis.